Turi būti kažkoks tai mechanizmas, turi būti kažkoks tai būdas, kad tos tarnus, kurios mes pastatėm, kad kurtų tą gerbuvį, kad valstybė nebūtų mano asmeninis nuostolis. Dabar pas mus tai yra nuostolis. Aš paskaičiavau, kiek vienas dirbantis žmogus Lietuvoj, kiek dirbančio žmogaus vardu, šiaip gyventojų vardu, yra paimta paskolų. Skolų valstybės. Valstybės skola tai yra tavo asmeninė skola. Tavo asmeninė skola, klausyk žiūrovė. Tavo skola, ne mano, ne Kubiliaus, ne Brazausko eks, ne dar kitų, bet tavo asmeninė skola yra valstybės skola. Ir tavo vardu šiai dienai, dirbančiųjų vardu, tie, kurie dirba, aš nekalbu apie biudžetininkus, nes jie nedirba. Jie naudoja tas lėšas tavo. Nekalbu apie pensininkus, nekalbu apie vaikus, kalbu apie dirbančius žmonės, kurių Lietuvoje yra nedaugiau kaip tarp 600 tūkstančių ir 7, nedaugiau. Tai vat tų 600 tūkstančių maždaug dirbančiųjų vardu yra paimta tokia skala, kad ją išdalinus gaunasi, kad vienas žmogus skoloj jau yra 50 tūkstančių litų. Maždaug. Tokia skola tavo vardu. Ir tai yra ta suma, kurią iš esmės tu turėtumai pajausti, kad tai 500 tūkstančių litų yra į tave investuota. Ne iš tavęs paimta ir tu atidavinėjai tos, bet į tave asmeniškai investuoji. Tu turi pamatyti, kaip tas 500 tūkstančių litų tavo atsispindi tavo buityje, tavo kasdienybėje. Pavyzdžiui, jau mes dviese šiandien, tai vat, sakykime, yra šeima kažkokia tai. Vyras, žmona dirbantis. Tai juos jau šiai dienai turėtų būti investuota 100 tūkstančių litų. Ir jie turėtų matyti, kaip tai duoda pelną. Aš matau, kaip didėja mokesčiai. Įkaitai jie tapę. Kaip mes tapę esam visiškai įkaitai tos sistemos, kuri tave išnaudoja. Ir norėčiau, kad būtent būtų kažkoks mechanizmas, kuris tos tarnus, kurie ima tavo vardu, būtų kontrolės, atšaukimo, net ir einant tas pareigas Seime, prezidentu, ar net būnant karaliumi valstybės. Tai yra tik tai tarno vieta, kad tavo asmeninis gyvenimas būtų geresnis, gerbuvis aplinkui, tu matytum kaip kistų, o ne tai, kad tu vis blogiau ir blogiau gyveni. Taigi, aš šią laidą pavadinčiau pradėkime pagaliau sarmatišką talką tokią. Pradėkim pagaliau vienybę siekti visi kartu, pabudinkim savyje sarmatą. Mes šiai dienai, jeigu pasižiūrėsim į pačią sistemą, kuri iš esmės mus nejungia, bet mus išskaldo, mus išdaužo, mus išmėto. Ir tų dviejų sistemų geopolitiniai centrai labai lengva jas įvardinti. Vienas yra, sakykime, kažkur tai vakaruose, o kitas kažkur tai rytuose. Ir pasakydami, va čia geras, čia blogas, vyksta nuolatiniai karai, kurių pasekoje mes esam visiški skurdžiai. Mes dar iki pačiai dienai gyvenom antro pasaulinio karo sąlygose. Mes gyvenom antro pasaulinio karo išvestinėje. Tai yra sistemoje, kuri buvo sukurta karui. Ir tas karas iš esmės, jeigu mes netgi pasižiūrėsim Lietuvos didžiąją kunigaikštystę, mes pamatysim, kad mes kariaujam nuo pat susidūrimo su krikščionybė. Nieko kito kaip karo mes neišgyvenam paskutinį tūkstantmetį. Ir nieko kito kaip didesnių nelaimių mums net neša karas per paskutinį tūkstantmetį priėmus tą krikščionybę gyvenant. Tai yra sistema sukurta karui, naikinimui ir atjungimui žmonių nuo tikrovės. Pasaulis yra suskirstytas į gėrį ir blogį. Šiandien aš sakau, visiems, kurie klausos, kurie žiūri, pamirškite dvi savokas. Pamirškite gėrį ir pamirškite blogį. Ir įveskime vietoj jų patį pagrindinį matą. Matas. Tikrovės matas. Sarmatos matas. Ir tas sarmatos matas yra labai paprastas. Gyvybė ir mirtis. Tai yra tik tai du dalykai, kurios galiu objektyviai ir tikrovėje pamatuoti. Gyvybė ir mirtis. Pasižiūrėkit, ruduo, toj bus mirtis gamtoj. Pasižiūrėkit, pavasaris, toj bus gyvybė. Aplinkui viskas skleidžias. Išmeskit šiandien iš savo galvų tas dvi savokas. Gėris ir blogis. Nėra gėrio ir blogio. Tu tik tai paragavę šitų dviejų savokų, tu miršti. Kaip asmenybė
kaip žmogus. Tu tampi kovotojų, tu tampi kariu, kuris pasiruošęs mirti ir viską sunaikinti aplinkti dėl gėrio ir blogio. Ne, tu turi žiūrėti, kas tai stiprina gyvybę arba kas stiprina mirtį. Ir tos dvi savokos tu visur pats šito nesuvoksi, kad tik tai tu pats gali kurti tikrovę aplinkui save. Ir kaip sakiau, tai yra tik tai 5 dalykai, kurių dėka tu gali pabūsti, užsirašyk jos, išmok ir vartok jos. Darna, aš, ar ta, tu, kūnas, mes, mokša, jėga, kūryba, sarmata, tarpusavio santykiai. Daugiau nereikia. Bet, matai šaką, ją nulaužiam. Todėl, kad jinai yra silpna ir aš ją galiu laužyti. Bet aš negalėjau medžio nulaužti. Aš negalėjau nulaužti dėl to, kad jisai didelis, kad jisai stiprus. Taip ir mūsų tauta. Jeigu aš būsiu vienas, mane sulaužys. Perkūną sulaužys dar. Bet jeigu mes būsim visi, niekas mums nieko nepadarys.